Sakė, iš tos pusės manęs negalima, tik iš to. Kokią prisimenate mokyklą? O viešpatie, man prisiminti nereikia, aš ateinu čia kas 5 metai, ne, kas 2,5. Bet čia kokią prisimenate, kuo jinai pasikeitus dabar? Mažai pasikeitusi. Man atrodo, kad gėlės tos pačios, kur mes kažkada sunešėm. Šitą prisimenu, Žalgirio mūšį, kaip parsivežėm. O ko pasikeitus, keičiasi jinai ne savo kažkokią architektūrą ar kažko, bet keičia žmonėm, keičia mokytojais, keičia mokiniais. Ir jinai pasikeitus, aišku, yra iš esmės. O ką jūs galite? Aš manyčiau, kad mano mokytojai yra geresni už mano vaikų mokytojus. Ir aš ilgiuosi tos mokyklos, kurią turėjau, ir labai gaila, kad Vilniuje mano vaikai neranda tokių mokytojų, ką turėjau aš. O kokie sentimentai išliko iš mokyklos? Labai gražus. Mes labai mylėjom savo auklėtoją, savo direktorę. Iš tikrųjų geri prisiminimai ir kažkaip, kai keitėsi tie laikai, sakykime, ir mūsų direktorė yra atsiprašus, gal mes, sako, kartais būdom per griežti ten tas komunistinis auklėjimas, bet mes kažkaip nejautėm to spaudimo. Tiesiog iš tikrųjų buvo nuoširdus, atrodo, santykiai ir mes atėjom 9, kai buvom patys vyriausi, pasikėlę, jausdavomės labai ir tokie buvom, išskirtiniai. Gal kokius pokštus krėsdavote? O čia kaziuką pakviesti. Negaliu. Buvo. Apie pokštus krėsdavo. Kaip maišydavo? Papasakok. Kaip per pamokas mus linksmindavo piešinukais, papasakok. Kaip nekrėsdavo, neprisimenat, kai buvo papilta chemijos kabinete ant kėdės chemikalų. Kaip mes gražiai atsisėdom ir atsikėlėm, rūkstančiai. Tai kišai kaktusą į kėdę. Ar atsimeni? Paskui mane buvo prie suolo. Ne, su kasa pririšo prie suolo. Irgi labai gerai atsimenu. Kaip kėliausi, vos galva nenuveikiu. Štai nebeturiu kasos. Kokia jums atrodo šiandieninė moksleivių karta? Trupučiuką išpuikusi. Tikra ta žodžio prasme, netokie, labai išpuikę. Jūs geresni buvo? Žinoma. Gal jūs apie tai dar ką nors galėtumėt pridurti? Apie šiuolaikinę kartą? Oi, mes dar patys šiuolaikiniai. Taip, kad aš manau, kiekviena karta turi savo privalumų. Aš manau, aišku, mes buvom daug geresni. Gal kuo galit pasakyti? Vien dėl to, kad galbūt, kaip čia pasakius, gal mes gyvenom šiek tiek prasčiau materialiai, bet mes buvom daug draugiškesni iš tikrųjų, tas yra faktas. Mes ir klasėje labai draugiškai, ir užklasinė veikla, ir bendraudavom. Dabar iš tikrųjų turim savo vaikus, auginam ir galim pasakyti, kad vaikai nebuvo dar tokio atveju, kad ar reketuotų, ar spardytų, ar narkotikai, kartais gal kokio vyno. Bet per šventę tiek. O šiaip tai ne. Tikrai buvom geresni, bent šiuo atveju. Ačiū Jums labai, visokeriopos sėkmės. Sėkmingai, laimingai praleisti šį vakarą. Kokie prisiminimai liko iš mokytojavimo laikų? Labai geri. Išdirbau čia, iš viso pedagoginį darbą dirbau 35 metus, o čia turbūt apie 20. Labai geri. Ar jūsų nuomonė moksleiviai pasikeitė per tą laiką, kai dirbote anksčiau ir dabar?
Nu, dabartinių moksleivių aš nematau, todėl kad jau seniai esu pensiniai, bet man atrodo, kad labai pasikeitė. O kokiu požiūriu? Kokią pusę? Nu, įvairiapusiškai galima sakyti. Ir atsirado galbūt labiau naujoviškesni, labiau išprusę negu tada, o anksčiau mums teko dirbti galbūt su paprastesniais mokiniais. Gal tuo pačiu ir buvo lengviau. Ką norėtumėt palinkėti pedagogam? Didelės sėkmės. Ačiū labai. Perėjimą palikau. Tai gerai. Kaip buvo žymimos mokyklos šventės anksčiau ir kaip dabar, ko jos skiria? Anksčiau tai nežinau, šiandien kai pamatysim tą šventę, tada galėsim pasakyti, o dar kol kas labai gražu mokykloje, labai gražiai įsipuošus. Lyg ateinam į tą pačią mokyklą, sienos tos pačios, dvasia ta pati, o veidai pasikeitę, lyg ir kita mokykla. Taip, kad mes negalim ateiti į tą pačią mokyklą, nes nauji veidai visi. Džiugu matyti savo kolegės, tokias gražias. Va dar viena ateina kolegė. O šventės visada mes švęsdavom savo gimimo šventę. Visi mokinių kolektyvai pasirodydavo. Mes tikimės ir šiandien tai pamatyti, mokinių kolektyvus. Ačiū labai Jums, sėkmės. Kokie prisiminimai liko iš mokytojavimo laikų? Mokytojavimo, tai gal daugiau direktoriavimo mano. Ja, nes mokytoja aš turėjau labai nedaug pamokų, bet su meile jas vedžiau, mokiau daugiausia vis abiturientus. Geri prisiminimai, labai geri, šviesūs, patys geriausi. Gal ką norėtumėt palinkėti šių laikų mokytojams ir mokiniams? Be abejo. Palinkėti, žinoma, labiausiai norėčiau, kad pralenktų mus. Turi tai būti. Aš paprašyta esu pasakyti žodelį į salėje, tai aš pakalbėsiu. Bet mano mintis tokia, kad jie turi dirbti už mus dar daug geriau. Jiems sunkiau, nes kai mes dirbom, tai mes buvom galbūt tokie didesni autoritetai, nes nebuvo nei kompiuterių, nei interneto, o dabar mokytojai tenka būti labai šviesų žmogum, jeigu jis nori lenktyniauti su kompiuteriu. Taigi dabartinė mokytoja, aš manau, yra sunkiau negu mums buvo. Bet iš kitos pusės gal ir įdomiau. Ar manot, kad vaikai pasikeitė per tą laiką? Manau, kad pasikeitė. Ir iš vienos pusės gal į gerąją pusę, nes vaikai dabartiniai yra tikriausiai labiau išprusę, šviesesni, tikrai moka naudotis ir tuo internetu, ir kompiuteriu. Bet iš kitos pusės jie galbūt prisižiūri per daug šitų neigiamų mūsų akimis tų filmų amerikietiškų, to smurto begalinio, to sekso visokio per daug. Kažkaip mūsų laikais jie buvo doresni, labiau atsidavę mokyklai. Ta mokykla tikrai būdavo kaip namai antrieji, čia ir linksmindavosi, čia ir mokėsi, čia viskas buvo. Ir kažkaip jie buvo taip artimesni dūšiai negu dabartiniai. Aš truputėlį dirbau, nuvažiavus į Gargždus. Vėlgi dirbau su abiturientais. Sakyčiau, kad labai malonūs vaikai. Bet man labiau prie širdies tie, kurie anksčiau buvo. Ačiū Jums labai. Malonu. Tai ką jūs tą antrą, sako, aš toliau antrą. Nu, ta prasme, aš pirmą pradėsiu, bet aš gal antrą klausimą, žinai. Tu antrą klausimą. Nu gerai, aš bet kokią ne. Norėtumėte pasakyti ačiū už tai, kad šiandien jūs esate žinomas. Tikrai nesitikėjau. Pirmoji laida, tiek daug susirinkę. Ir
Jau kalbėjau, užteks per daug nereikia. Jūs čia įdėjo daugiau negu bet kuris iš mūsų. Taip, 16 metų vien direktorė. Santykis visai kitas, jau nepalyginami dalykai, mes mokiniai buvome. Bet aš kalbu, kad čia buvo iš ties. vienintelis žmogus mokykloje, aš turiu galvoj mokytojus, personalą, neturėjęs pravardės. Dabartinį direktorių, tai pavyzdžiui, mes dar 3 vardais vadindavom, kitus mokytojus irgi visai, o direktorė Leokadija visada buvo tik direktorė, tai daug ką reiškia. Vaikam buvo tai didžiulis autoritetas ir nuo 1 klasės iki paskutinių dienų ir dabar jau 17 ir 15 metų prabėgus, o aš esu baigęs mokyklą. Tai yra lygiai taip pat. Čia yra iš tikrųjų žmogus būti lyderiu ir direktoriumi. Tiesiog labai ačiū, taip smagu girdėti gerus žodžius, taip. Jų niekad nebūna per daug, kaip sakoma, labai ačiū. Kam norėtumėte pasakyti ačiū už tai, kad šiandien esate žinoma? Tikrai daug ką reikėtų vardinti, bet be abejo pradžia būtų čia toj mokykloje, nes aš esu iš ypatingos kartos, ta prasme, kad nuo 1 klasės iki 11, tada 11 metų reikėjo mokytis toj mokykloje. Tada tiesiog kitaip vadinasi, man ir šiandien yra Tauragės 4 vidurinė mokykla. Ir kokie prisiminimai iš jo? Smagus, be abejo, ten to, kas yra kitokio buvę, tai per tiek metų tikrai išblėsę. Prisimenu ryškiai visus mokytojus, ypač savo pirmąją mokytoją Reginą Ambrozaitienę, savo pirmąją ir vienintelę auklėtoją Rimą Urbutienę ir tikrai visus mokytojus, kurie bent porą pamokų yra mums dėstę arba iš matymo, kurios koridoriui pažinojai per tiek metų čia matant. Gal atsimenat kokį įdomiausią įvykį iš mokyklos? Ne, kai bėgdavom iš pamokų. O ką jums davė mokykla? Labai rimtas ir labai sunkus klausimas. Dabar čia šiandien keliais žodžiais būtų per sudėtinga atsakyti. Tai buvo visko pradžia. Tai buvo visko pradžia, nes tie 6 metai iki 1 klasės darželis ar su seneliais tai yra visai kitos pamokas. O gyvenimo mokykla prasidėjo čia, pirmas muštynės su draugais prasidėjo čia ir grūdinimas gyvenimai susijęs su tuo. Ir ačiū Jums, sėkmės. Kaip tapti populiariu gal? Norėjau sakyti, reikėjo būti baigusiu tą mokyklą. Ačiū. Norint kažką pasiekti, reikia turėti svajonę. Reikia labai norėti ir svajonės gali išsipildyti.
ir nieko neveikti, tai negali. Reikia daug mokytis, kad įgytum žinių. Jeigu turi pakankamai žinių, reikia mokėti jas panaudoti. Tai reiškia, jog turi turėti gyvenime tikslą. Bet gyvenimas susideda ne vien iš džiaugsmingų akimirkų. Jame yra praradimų, nuoskaudų, nusivylimų ir karčių ašarų. Negalime išvengti netekčių, kad ir kaip to norėtume. Ypatingą vietą mūsų gyvenimą užima meilė. Svarbu mylėti artimą, šeimą, mokyklą, draugus ir visą tai, vardan ko mes gyvename. Meilės niekada nebūna per daug. Ji reikalinga visą mūsų gyvenimą. Mums atrodo, kad 30 metų tai labai daug. Mes tik 3 metus mokykloje ir atrodo, kad visą gyvenimą mokomės. Oi, kiek jau to tavo gyvenimo palyginus su jų 30, o mes nei 10 neturime. Labai jau čia daug. Įdomu, kokie mes būsime po 30 metų. Na, baikit jūs čia svajoti, reikia pagalvoti, kaip gimtadienį švęsti. Taip, tikrai, jų gimtadienis. Kaip aš norėčiau gimtadienio šventę. Sako, jei labai nori, visi norai išsipildo. Sako, pasakos įvyksta stebuklų. Tai gal visi eime į pasaką? O kaip ten pateikti? Visi užsimerkime ir įsivaizduokime, jog esame pasakų karalystėje. Ir turiu pripažinti, kad ir jie ne visada būdavo geri.
O man sakė, tas knygos auklėja. Žinoma, kad auklėja. Todėl ir jūs dabar esate visi čia, šalia mokytojų. Visi augo paskatinti, mylimiausių savo knygos herojus. Norėjau būti tokiais nutrūgalvis kaip su Tomais Sojeriais, ar tokiais pasiždykiniais kaip Pepė. Iš knygų mes mokomės ne tik rašyti, skaityti, bet ir atskirti gėrį nuo blogio, tikrąją drąsą nuo bailumo, tikrąją meilę. Nei vienas vaikas, nei mokytojas, nei tėvelis nesusėjo be knygų. Manau, kad dabar jie nešiojo vaikystės svajonių žvaigždę širdyje ir prireikus, kai pasidaro labai sunku susikalbėti su vaikais, ta žvaigždė nušvinta užmirštos vaikystės šviesa, parodydamas teisingą kelią. Ar supratot? Na, užteks, suprato. Neauklėjimo klausimų čia susirinkome. Mere Popė, mes visi tave pasikvietėme, nes norime paklausti, kaip yra švenčiamas mokyklos gimtadienis. Kaip nuostabu, mokyklos gimtadienis. Šiandien jai 30. Tai norim surengti šventę, kad visiems būtų linksma ir gera. Ir kad visi didžiuotųsi savo mokykla. Pamanykit, 30. Varmas metais tai pats pasitimas. Oi, tai yra pats subrendimas. Na kągi, pagalvokime, kas jums yra gimtadienis. Gimtadienis tai yra linksma, tortą valgom, gimtadienis tai yra gera. Gimtadienis yra tam, kad vaikai švęstų gimimo dieną, kad turėtų draugų, pasilinksmintų, pašoktų, pavalgytų, kad tam atneštų, pasilinksmintų, pašoktų, atšvęstų savo gimimo dieną. Man gimtadienis yra šventė, yra draugų, ateina, pasivaikščiojam, pakeičiam žaidimus, einam į kavines. Gimtadienis tai didelė šventė. Gimtadienis turbūt yra didžiausia žmogaus šventė, nes buvo duotas gyvenimas. Per gimtadienį turi pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, kuriais keliauja. Ir iš viso, puiki šventė. Jaunam žmogui gimtadienis yra šventė, o mano amžiai gimtadienis tai yra susimąstymas. Ir netokia jau linksma šventė. Šventė, gatvės, tortas, šampanas. Gimtadienis tai didelis tortas, daug saldainių ir daug draugų. Gimtadienis yra linksmadienis. Tai ir patys išgirdote, kas tas gimtadienis. Mane apėmė dabar toks jausmelis, lyg kažkas mane stebėtų. O kaip žinai, pažiūrėkit, kiek svečių susirinko. Tai pati didžiausia dovana mokyklai. Daug svečių? Tai gerai. Ei, tik neužmirškite tas dovanas atiduoti. Prie manęs prašyčiau prieiti. Tai bus smagu. O kaip pradėsim? Taip, tiesa, reikia laikytis etiketų ir tradicijų. Kiekvienas gimtadienis turi savo šeimininką. Mokykla taip pat jį turi. Šeimininkui privalu sutikti ir pasveikinti svečius. Todėl pakvieskime šios mokyklos direktorių Arimantą Šerliną. Vienas. Mėly susirinkusieji, šiandien į mūsų šventę buvę mūsų mokyklos auklėtiniai, mokytojai, mūsų mokyklos moksleiviai, mokinių tėvai.
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla pasitinka savo 30-ąjį gimtadienį. Mąstydami apie mokyklos nueitą kelią, su dėkingumu ir pagarba prisimename dirbusius mokytojus, buvusius vadovus, į gyvenimą išėjusius ir tapusius žymiais žmonėmis, gerais specialistais, savo mokinius. Būta visko – ir džiaugsmo, ir nusivylimų, ir netekčių. Tėviški smėlio kalneliai priglaudė ne vieną dar besiskleidžiantį žiedą. Liko gyvi gražūs darbai, prasmingo gyvenimo brydę išėjusiom žinybėn ir buvusių mūsų kolegų. Prašyčiau jų atminimą pagerbti tylos minutę. Ačiū. Iš mokyklos istorijos. 1972 metais, sausio 11 dieną, tuometinis švietimo ministras Mečislovas Gedvilas pasirašė įsakymą apie Tauragės 4-osios vidurinės mokyklos atidarymą, kuri moksleiviams atvėrė duris kovo 3 dieną. Pirmąjį rugsėjį sutiko 1172 moksleiviai, dirbo 309 mokytojai, vadovavo mokyklai jauna, energinga direktorė, Respublikos nusipelniusi mokytoja Leokadija Judelienė. Pavaduotojas dirbo Juzefa Skudikienė, Juozas Bumbulis, Edita Kinsvaterinė. Beje, pirmoji direktorė ir Edita Kinsvaterinė šiandien mūsų šventėje. Tam laikotarpiui būdinga mokytojų begalinis darbštumas, pasiaukojimas savo darbui. Per trumpą laiką mokykloje buvo įrengti ugdymo procesui reikalingi kabinetai, sporto salė, valgykla, stadionas, sukaupta daugybė knygų mokyklos bibliotekoje, apsirūpinta mokymo priemonėmis, reikalingų inventorių. Dailės mokytojos metodininkės Valerijos Bumbulienės iniciatyva, mokykloje įkurtos sustiprintos dailės klasės, Lėlių teatras, pelnęs respublikinius apdovanojimus. 1989 metais įvestas sustiprintas matematikos mokytojas, mokymas. Jo pradininkas, matematikos braižybos mokytojas metodininkas Vytautas Turkus, jam talkino tuometiniai matematikos mokytojai Teresė Urbanienė, Birutė Šležienė, Bronislava Kasputienė ir kiti matematikos mokytojai. Prasideda mokyklos brandos laikmetis. 7 metus mokykla iš eilės buvo geriausia rajono vidurinių mokyklų tarpe. Mokykla šiandien. Prieš 30 metų įkurta Tauragės 4 vidurinė mokykla nuo 1996 metų spalio 16 dienos yra vadinama Tauragės Žalgirių bendro lavinimo vidurinė mokykla pagal Tauragės rajono